Šunys loja, žiema alsuoja, Pastrėvys, Elektrėnų pakraštys. Pastrėvio pagrindinės mokyklos moksleiviai prisijungė prie internete skelbiamo projekto Idėjos padėjėjos. Tai Maltos ordino rengiamas projektas. Jis kviečia: sugalvok labdaros idėją, pakviesk prisijungti draugus, įgyvendink svajones, paaukok ir pinigus skirk sergantiems ir vienišiems senoliams. Antrus metus prie idėjų padėjėjų jungiasi ir Pastrėvys. Labdaros renginio tema – trobos duris atvėrus. Užpernai dalyvavimo retro stilius buvo, o šiemet sugalvojome etno stilių, nes kažkaip močiutės mus jau siūlydavosi nuo pat vasaros, mes norim jūs pamokinti dainuoti. Ir kažkaip tai prigijo mums tą idėją. Paskiau radome internete vėl idėjas padėjėjas ir nusprendėme padaryti šitą renginį. Prisiminti senolių dainų, žaidimų ir papročių, surengti labdaros aukcioną rinkosi net 3 kartos. Šiandien renginys toksai vyko ir anais metais vyko, bet anais metais tik filmukas. Ne tiek ruošiamės, kiek šiais metais. Senos trobos duris atvėrę, vaikai stebėjo, kaip iš avies vilnos vejami siūlai, kaip mezgama, neriama, kaip iš žąsies plunksnų kemšami patalai, kaip mušamas sviestas, dainas keitė žaidimai, žaidimus, burtai. Tirkius buvo mažiukis, atsistojam prie stalo ir metam batą in duris. Nosis batą turi būti in duris, tada jau reiškia ištekėsi. A jeigu jau ne in duris, tai per langelį žiūrėsi, jau neištekėsi. Man patiko iš viso labiausiai, kaip žaidėm žaidimą, reikėjo mušti katiną. Iki valios pasiautę, Pastrėviškiai kibo prie labdaros aukciono. Man patiko, kaip pardavinėjo. Kam skiriami pinigai? Seneliams, kurie serga. O tavo daiktų buvo aukcione ar ne? Buvo meduoliai. Tiems žmonėm, kurie neturi už ką valgyti, nusipirkti ir kurie negali jau nusipirkti. Nulipdžiau vazą, pardaviau aukcione, tada nulipdžiau angeliuką, irgi pardaviau aukcione, atnešiau pyragą ir dar nulipdžiau saldaininę. Aukcione rikiavosi vaikų pagaminta keramika, laukuose surinktos žolelės, pačių iškepta duona, spaustas sūris, svogūnų pynė ir vilnos kojinės. Buvo pristatyta ir mamos vištos slapta išperėta raiba vištelė. Tai labai džiaugiuosi, kad galėjau paaukoti ir kad nepigiai nusipirko mano vištytę ir paaukojo 50 litų už ją. Pastrėvio pagrindinės mokyklos labdaros aukcione vienišiems senoliams buvo paaukota daugiau nei 1000 litų. Labai gerai, perka viską, beveik nieko neturime, viskas labai gerai. Mes padarėme visi, susidėjome ir ką turėjome parduosime. Molinukai, visokie popieriniai darbai, iš medžio darbeliai, kurie vaikai padarė. Sausį Maltos ordino sudaryta komisija iš idėjų padėjėjų išrinks prasmingiausią ir didžiausią atgarsį sulaukusią iniciatyvą. Ją pristatysime 1000-mečio vaikų laidoje.